Vokietijos dizaineris Marcelis Ostertagas pristatė naujausią 2011 pavasario-vasaros kolekciją Berlyno mados savaitėje. Nors dizaineris įsikūręs labiau konservatyviame Miunchene, ant podiumo pristatyti drabužiai tikrai nebuvo konservatyvūs. Juose buvo drąsiai derinamos spalvos ir tekstūros. Panašu, kad pirkėjams ir gerbėjams patiko naujoviškas dizainas, kuriame derėjo permatomos medžiagos, prašmatnios spalvos ir rožiniai raštai. Studijuodamas Londono St. Martin's koledže, Ostertagas dirbo su Paulu Smithu ir Dan Hill. Baigęs koledžą jis nusprendė grįžti prie savo šaknų ir persikraustė atgal į Bavariją. Atidarė 2 parduotuves, vieną Austrijoje, kitą Miunchene. 7. Mercedes-Benz mados savaitė vyks iki Liepos 11-osios. Joje kolekcijas pristatys Calvin Klein, Boss Black ir daugelis kitų.